Nežinau, kiek jūs tikite savo likimu, kiek ne. Tai yra labai individualu ir asmeniška, ar jūs jaučiate, kad yra kažkoks jūsų gyvenimo planas, pagal kurį jūs einate. Lemtingi įvykiai yra pažymėti jūsų energetinėme lauke ir gal jaučiate, kad jūs neturite kontrolės ir kad įvykiai vyksta taip, kaip jie vyksta ir jūs esate tik tai pasyvus dalyvis, kuris priimate tai, kas ateina ir bandote kažkaip tai išlaviruoti savo gyvenimą, sukontroliuoti savo emocijas ir jausmus ir priimti tai, kas ateina. Kaip nejaučiate, kad jūs galite kažką pakeisti, kaip esate bejėgis. O kiti atvirkščiai, jūs galvojate, kad niekas negali jums pasakyti, kas bus jūsų gyvenime, kad nėra nubrėžtos linijos ir kad jūs esate kūrėjas čia ir dabar. Ir jūs tas, kuris diktuojate gyvenimui, kaip bus jums, kaip jūs norėtumėte, kad būtų jums. Ir jeigu tai nevyksta čia ir dabar, kada jūs norite, jūs žinote, kad jeigu jūs nenuleisite rankų ir kad jeigu jūs sieksite to, ko esate užsibrėžęs, jūs pasieksite anksčiau ir vėliau, tai įvyks, tai taps jūsų realybė, tai taps jūsų gyvenimu. Taip kad žmonės yra labai skirtingi, kaip jie mato savo gyvenimą, kaip jie mato savo likimą. Kai kurie galvoja, kad jeigu dirbate su savimi, jeigu dirbate su savo psichika, jeigu jūs visą laiką tobulėjate, visada siekiate tobuliausio, pažangiausio savęs versijos ir einate link to, jeigu jūs fokusuojate savo dėmesį, ką jūs galvojate, ką jūs kalbate ir ką jūs darote, kad jūs galite išvengti netgi tai, kas yra gal jau ir įrašyta jūsų gyvenimo scenarijoje, bet jūs visgi galvojate ar tikite, kad turite teisę pakeisti. Šiuo atveju kalba eina tik tai apie jūs, mano brangus kanalo žiūrovai. Visada šiame kanale kalba eina tik tai apie jūs, koncentracija yra tik tai į jūs, bet kaip tai yra skaitimas bendras, taip kad nepriimkite viską 100%, visada tai sakau, visada. Gal jinai ir teisinga šią minutę, bet jūs visada galite tai pakeisti. Aš labai noriu, kad jūs suprastumėte, kad jūs ir tik tai jūs esate savo gyvenimo laivo kapitonas ir tik tai jūsų rankose yra tas laivo vairas, kur jisai bus pasuktas, ta kryptimi jūsų gyvenimas ir bus nukreiptas. Ten jūsų gyvenimo upė ir tekės. Niekas nevyksta šiaip pasyviai, niekas nevyksta vien dėl to, kad mes to norime. Visur turi būti įdėtos jūsų pastangos, kad kažką tai pasiekti. Taro kortų skaitimai yra tik tai užuominos, kad taip gali būti, jeigu, ir tas jeigu čia yra labai svarus, jeigu jūsų energetika yra palanki, kad tas įvykis materializuotųsi. Aš naudosiu orakulinės kortas ir taro kortas ir žiūrėsime jūsų likimo kortą, kas yra jums lemta. Bus du variantai tik tai yra pirmas variantas ir antras variantas. Įsirinkite vieną iš jų, tik tai vieną iš jų, eikite su savo intuicija, žiūrėkite, kur jūs veda širdies balsas ir žiūrėsime, kokia yra jūsų energetika, ką jūs pritraukėte ir ką atstumėte, kokios bus permainos ir kokie siurprizai jūsų laukia. Taip pat patarimas. Pradėsime nuo pirmojo varianto. Laba dar kartelį, pirmas variantas, tai yra jūsų skaitimas. Žiūrėsime, kokia yra likimo korta vasario mėnesį, kas jūsų laukia ir kaip tai pasitikti, ko tikėtis, ką priimti, o nuo ko apsisaugoti. Žiūrime likimo kortą vasario mėnesį, kas yra jums lemta. Kokia yra energetika, kokia bus energetika šiame mėnesyje.
Kokios permainos jūsų laukia? Permainos. Jeigu geros permainos, kaip pritraukti, jeigu blogos, kaip apsisaugoti. Dabar žiūrime įvykiai pagrindiniai. Kokie bus pagrindiniai įvykiai šitame mėnesyje? Pagrindiniai įvykiai vasario mėnesyje. Tokie kaip praktiniai įvykiai. Tai yra orakulinės kortos, kai kurios daro, bet iš skirtingų kaladžių. Gerai. Na ir žiūrėsime, koks siurprizas jūsų laukia vasario mėnesį. Siurprizas ir patarimas. Siurprizas. Gerai, aš pasiruošusi, jūs pasiruošę. Pradedam. Žiūrime pirmiausiai iš tikrųjų likimo kortą. Kokia yra likimo korta? Jums iškrito tūzas pentaklių. Dieviška dovana ateina vasario mėnesį. Ateina galimybė. Greičiausiai bus surištas su pinigais. Tai yra, kada materializuojasi jūsų noras labai didelis. Likimas jums yra labai palankus vasario mėnesį, jeigu kažkas tai turi svajonę, kurią norite pasiekti, išpildyti, tai vasario mėnuo jums bus labai palankus tai padaryti. Tūzas pentaklių sako, jūs būsite laimės kūdikis šiuo metu. Kokia energija yra vasario mėnesyje? Skausmingi įvykiai ar kažkoks skausmingas periodas, jisai užsidaro, jisai užsibaigia. Ir gali būti, kad į vasario mėnesį jūs ateinate dar truputį aplamdytas, toksai apdaužytas likimo, bet kas blogiausia jau liko praeityje. Ir dabar jūs turite išlaviruoti. Ateina jums sėkmė, bet rodo, kad kažkokie tai skausmingi įvykiai ar audra praėjusi pro jūsų gyvenimą, kada jūs buvote mėtytas ir vėtytas gyvenimui iš naujo. Nes du pentakliai tai yra žmogus išlipęs iš laivo, o laivas tik atplaukė iš vandenyno, kurioje buvo didelė audra. Jūs išėjote gyvas, jūs išėjote stipresnis negu iki šiol. Ir du pentakliai sako, kad jūs griebėte šitą galimybę. Tūzas pentaklių eina į du pentaklius. Jūs pastebėte šitą galimybę. Vien dėl to, kad jūs išgyvenote kažkokį sunkų periodą savo gyvenime. Ir dabar jūs labai gerai įvertinsite tai, kas pas jūs ateina gero. Jūs labai pastebėsite visatos dovaną. Jūs nepraleisite šitos progos, nepraleisite šito šanso. Netgi jeigu ir pradžioje bus sunku išlaviruoti. Čia žmogus žongliruoja. Gali būti, kad dar nepaleidote seno, bet jau imate naują. Ir bandote išlaviruoti gyvenime. Žmogus veikloje. Jūs ir tą turite daryti, ir tą, ir viską suspėjate čionais. Taip pat gali ateiti dvi galimybės. Tai reiškia, likimas jums duoda šansą, likimas jums duoda dovaną ir jūs kaip nusipelnėte dar vieno šanso, papildomos dovanos. Ir jinai pas jūs ateina. Dabar žiūrime, ką jūs pritraukėte, Vat kaip jau sakiau, kai kas iš jūsų gal išgyvenote skausmingą periodą, kurio pasekmėje nusisuko nuo jūsų žmonės, gali būti, kad tai yra bendradarbiai. Aš dar vieną kortą paimsiu, nes man kai kas šiandien neaišku iš tikrųjų. Kunigaikštis kardų. Jūs galite pritraukti žmogų į savo gyvenimą, konfliktiškas žmogus,
kurį jūs pritrauksite, bet jūs jį atstovite, jūs visgi parodote, kad jūs viršesnis, kad jūs turite valdžią, jūs jį sutramdote arba netgi nutraukite santykius. Bet ateina kažkoks konfliktas jūsų gyvenimą, gali prasidėti nuo labai nekalto ginčo, kada jūs susiginčinate, bandote įrodinėti savo, bandote atstovėti savo tiesą, netgi rodydami faktus ir visa kita. Bet tai yra, iš karto sakau, jeigu ateis tokia situacija, kada matote, kad jau prasideda kažkoks karštas ginčas, nes čia kunigaikštis kardų, šitas žmogus gali jums pasakyti netaktiškus dalykus, kad jūs įskaudinti, įžeisti. Parodote save iš tos stipriosios pusės ir atstovite šitą žmogų, kuris nori įnešti į jūsų gyvenimą audrą, jisai nori įnešti į jūsų gyvenimą didelį negatyvą. Šitas žmogus, konfliktiškas žmogus, aš matau, kad jis įtraukia daugiau negu vieną asmenį į šitą konfliktinę situaciją. Ir čia jums reikia ją atstovėti, parodyti savo stiprią poziciją, stiprų tą autoritetą, neįsivelti į kažkokius smulkius ginčius apie nieką, bet žiūrėti, kaip jūs galite išeiti iš konfliktinės situacijos su pakelta galva, parodydami savo valdžią, parodydami savo jėgą, ne fizinę jėgą, bet kunigaikščių kardų reikia faktų. Jam reikia įrodymo, raštiško įrodymo. Bet jūs turbūt būsite priverstas kažkam tai raštiškai įrodyti, kad jūs esate teisus. Jeigu reikia parašyti pareiškimą ar skundą, ar netgi parodyti įstatymą, kad įstatymas yra jūsų pusėje. Jeigu reikės kreiptis į valdžios atstovą, kad būtų išduotas toks dokumentas, bet sako, ginčytis tai yra beprasmiška. Čia reikia jau imtis didesnių veiksmų, rimtesnių veiksmų. Čia jau reikia raštinio įrodymo. Tai turėkite tai omenyje. Dabar žiūrime, kaip, kadangi tai yra truputį rodo neigiamą situaciją, kaip išvengti, jeigu galima, ar galima išvengti. Konfliktas yra susijęs, gali būti su valdiškais namais, gali būti su jūsų namais, su nekilnojamu turtu, gali būti surištas su tos vietos, kurioje jūs gyvenate, arba kurioje jūs jautėtės stiprus, jūs galvojate, kad ta vieta yra stabili, tai gali būti jūsų darbovietė taip pat, bus žaidžiama su jūsų jausmais taip pat. Išvengti galima tik tada, jeigu jūs eisite su meile. Šitas žmogus, jisai neina su meile, jisai eina atvirkščiai, su nemeile. Jisai jums įrodinės savo tiesą, o čionais jūs turite švelniai. Jeigu jis eina su agresija, tai jums čionais reikia kaip vandeniui apeiti tą agresiją. Tada gal išvengsite, kas turi sugriūti, čia rodo sugrius. Tai gali būti, kad šitas dar atsiliepia, ta, sakiau, kaip sunki situacija, jinai galutinai vasario mėnesį užsidarys tą situaciją. Gali būti, kad turės prisidėti ir kažkoks tai valdžios atstovas ar žmogus, kuris atstovauja valdžios įstatymams. Čia reikia išlaikyti labai ramias emocijas, raminti žmogų, nuraminti jį, švelniai šnekėti, kaip vanduo, mandagiai. Žmogus gali būti netaktiškas, o jūs mandagiai. Jisai jums spjaudo veidą, o jūs mandagiai. Ta situacija, jinai jūs šokiruos ir šantažuos į veiksmą, bet tokį aštrų veiksmą. Taip, kad bado jums su adatom, o jūs mandagiai išsilaikote, nepasakote žodžio, kuris įskaudintų kitą, netgi jeigu jūs ir bado žodžiais, o jūs ne, man rodo taip. Dabar žiūrime, kokios permainos ateina vasario mėnesį. Ateina taika, visgi angelas Rafaelis, angelų pagalba, taip.
ir klaunai. Klaunai pasitrauks. Klaunai pasitraukia iš jūsų gyvenimo. Jūs pasiliekate taikus žmogus, bet dėl to, kad jūs dvasiškai esate stiprus žmogus, stipresnis už visus klaunus jūsų gyvenime. Niekada nežinote, kas slepiasi po klauno kostiumu. Jisai gali atrodyti iš išorės vienoks, linksmas, charizmatiškas, kuriam visi jaučia simpatiją, numylėtinis ir visuomenės, sociumo numylėtinis. Bet jisai pučia muilo burbulus į akis. Bet kadangi jisai turi tą kostiumą užsidėjęs, kaip juokdarys, kuris ale lengvai eina į gyvenimą, ale jisai toks visas lengvas ir pūkuotas, ir švelnus, ir linksmas, ir humoristas, bet jis iš tikrųjų pučia muilo burbulus, nieko rimto iš jo neišgirsės, nieko rimto jisai neturi. Jisai tik tai sudaro tokį vaizdą, kad jisai lengvai einantis žmogus, o viduje ne. Tai yra jo kaukė. Jūsų dvasingumas, ta taika ateis dėl to, kad jūs dvasingas žmogus, dėl to, kad jūs nepasiduosite, dėl to, kad pas jūs yra tikėjimas, pas jūs yra dvasinė apsauga. Taip, kad vasario mėnuo, bus toksai audringas mėnuo, bet jisai taip pat yra reikalingas jums, kad vėl ir vėl įsitikintumėte, kad dvasingumas atsiperka gyvenime. Dabar kokie siurprizai jūsų laukia šitą mėnesį? Nourishment, the Oracle, kūrybingumas, šansas. Tai yra kūrybingas mėnuo, labai tai yra veiklus mėnuo, yra duotas šansas, vėl rodo šansas, mes žinome, kad yra šansas šiandien jums, yra galimybė, taip, ir šiandien rodo galimybę, kuri yra duota dangaus, yra duota jūsų dvasinių mokytojų, tai yra galimybė jums leista kurti ar būti kažkieno tai mūza, būti pavyzdžiu. Bet kaip sakiau, jūs būsite pavyzdžiu per skausmus, per audras, per negandas. Jūs vis viena išliekate aukštumoje, jūs išliekate kažkam kaip žvaigždė, kaip mūza, kaip įkvėpėja. Įkvėpėja kitiems kurti. Jeigu ne jūs, tas kūrėjas, tai tada žiūrint į jūs, kažkas bus įkvėptas būti išradingam, kūrybiškam. Jūs gausite daugiau negu tikėjotės iš gyvenimo. Čia rodo gausa visko, kas maitina jūsų kūną, nes čia yra tūzas pentaklių, yra kūniškumas. Gali būti, kad kažkas gydysis šiuo metu ir tas gydymas bus labai priimtas jūsų kūno. Tai bus kaip vaistai. Ką jūs bedarysite, ar kažkokias procedūras, gal kažkas važiuoja į druskininkus, į sanatorijas gydytis, ar pradėsite naudoti naujus vitaminus. To, ko jums reikia sveikatai kūnui. Ir tai bus priimta kaip vaistas. Taip pat rodo, kad šita galimybė kaip gydys jūsų sielą. Gal mėnuo ir bus audringas ir pilnas netikėtumų ir gal tokių ir konfliktinių situacijų čia bus, bet tuo pačiu, kas liečia jūsų dvasingumą, kas liečia jūsų sielos kelią, kas liečia jūsų tą emocinę būseną. Paradoksalu, bet kaip jūs būsite nepaliesta. Atrodo, kad jūs gydys visą tai, kad tai jums reikia praeiti. Ir patarimas yra Empress. Imperatorė ir imperatorius jums krenta. Stiprios kortos labai. Patarimas sako, kad visgi čia yra gausa, taip, kai viskas pilasi kaip iš gausos rato ir imperatorė. Imperatorė vėl, va šitos dvi kortos šneka apie resursus, išteklius, kurie ateina į jūsų gyvenimą su kaupu. Tai yra tokia atsvara. Gal bus mėnuo ir kažkokia prasme atnešantis daug konfliktų, kuriuos reikia išspręsti. Ir ateina kažkokios permainos, pasikeitimai, tas bokštas krentantis, jisai gali būti ir jūsų vidinis pasaulis, jūsų vidiniai jausmai, kurie sugriūna, jų daugiau nebelieka, ką jūs jautėte, pavyzdžiui, žmogui, ar tai situacijai, ar darbui, kas tai bebūtų, jie sugriūna, nėra jų. Pasikeičiate, jūs pasikeičiate, bet jūs žiūrite į tai kaip į klaunadą. Kaip į kažką tai, kur tai nei juoktis, nei verkti vadinasi.
Gal tam žmogui atrodė, kad jis kažką čia daro juokingą ir jam gal tai buvo juokinga ir nerimta, kažkoks burbulų putimas į akis. Ateinat jūs į taiką su savimi, angelų pagalba, dangiška pagalba ir ateina pas jūs gausa su tuo. Imperatorė, jinai visą laiką žiūri į šeimą, į namus, į savo vaikus. Jinai labai yra teisinga savo namiškiams. Jinai yra griežta moteris, saugojanti savo imperiją, kaip ir imperatorius. Ir čia krenta šita pora. Šita pora yra stipri, taip kad jeigu jūs visą laiką atsiremsite į savo šeimą, į savo vaikus, į savo tą imperiją, kurią jūs jau esate susikūręs, jau laimėtojas esate, jau jūs esate stiprybėje, jau pas jūs yra ištekliai, kurie jums leis žydėti, klestėti gyvenime, priimti galimybės ir jas padauginti į dar didesnį klestėjimą. Nepasiduokite provokacijoms, jums sako kortos. Šitas mėnuo, jisai bus toksai pilnas iššūkių. Vien dėl to, kad situacija pareikalaus susivaldymo, susilaikymo, atėjimo į savo vidinę jėgą, kaip imperatoriaus jėgą, parodymas savo valdžios. Valdžia jūsų rankose. Jūs būsite autoritetas ir pasakyti lemiamą žodį šitoje situacijoje. Man taip rodo kortos. Jūs būsite tas imperatorius. Ir dėl to visi klaunai, jie turi pasitraukti šitą mėnesį. Ir čia vėl rodo tą galimybės kortą jūsų laukia. Ir vien tai, kad jau korta prasideda kaip likimo korta nuo tuzo pentaklio, tai jau rodo, kad yra tikrai stiprus likimo atžvilgiu mėnuo. Ateina lemtingas įvykis į jūsų gyvenimą, lemtinga galimybė, kurią reikia imti, net nebejojant, griebti abiem rankom ir išlaikyti savo rankose. Ir patarimas yra, kad šita galimybė jūs nuveda į imperatorės poziciją. Tai reiškia jūsų šeimai, jūsų vaikam bus gerai. Tai yra pinigai į namus, į imperiją, ne iš namų. Tai yra įplaukos. Imperatorė, jinai žino, kaip pasipelnyti. Jinai moka pinigus daryti. Ir čia atrodo imperatorė, kuri yra piniginga. Tai linkiu jums gero vasario mėnesio ir ačiū, kad buvote iki galo. Jeigu galite, pakomentuokite, prašau. Ir iki kito malonaus. Čiau, čiau. Sveiki, antras variantas. Laba, dar kartelį. Čia yra jūsų skaitimas. Žiūrime, koks jūsų bus vasario mėnuo ir kokia yra šita likimo korta, kuri jums krenta vasario mėnesiui. Koks lemtingas įvykis ateina pas jūs vasario mėnesyje, kuris nulems jūsų likimą, kuris yra kaip jau ir skirtas, lemta jums. Tai čia bus jūsų likimo korta vasario mėnesiui. Dabar žiūrime jūsų energiją vasario mėnesyje. Kokia bus jūsų energija. Ką jūs pritrauksite. Ką jūs pritrauksite vasario mėnesį. Jūs pritraukite. Dabar tai, ką jūs pritraukite, jeigu tai yra teigiama, kaip išlaikyti, o jeigu neigiama, kaip apsisaugoti ir išvengti. Dabar mes žiūrime, kokios permainos ateina į jūsų gyvenimą vasario mėnesį. Permainos. Kokios jos? Vasario mėnesio permainos. Kokios tai bus permainos vasario mėnesyje? Kokios permainos? Dar vieną orakulinę kortą paimam. Permainos. Na ir dabar žiūrėsime, kokie siurprizai jūsų laukia vasario mėnesį. Kokie bus siurprizai vasario mėnesyje. Siurprizai vasario mėnesyje. Jeigu tokie, tai kokie? Kokie ateina siurprizai, ko jūs nesitikite. Kokie siurprizai.
Na ir tada finale patarimas, koks bus patarimas. Patarimas. Gerai, žiūrime. Žiūrime likimo kortą. 10 kardų. 10 kardų. Žinote, jūs nesitikite, aišku, kad ta situacija, kuri nebuvo nuo pat pradžių teigiama, o jeigu ir buvo teigiama, tai paskui jinai pasidarė labai rūgšti ir neskani ir karti. Tai ateina jos finalas vasario mėnesį, kada užsidaro. Čia rodo žmogus krentantis tiesiai į centrą rato ir žmonės yra nusisukę. Tie žaidėjai kiti yra nusisukę. Tai reiškia, kad nukentėsite, rodo labiausiai, tai jūs šitoje situacijoje, kurioje jūs esate, pagalbos nesusilaukite iš nieko. Situacija taip jinai užsibaigė, jinai gali užsibaigti gana skausmingai jums arba nemaloniai. Nepalankiai. Žmonės yra atsukę nugaras. Aš labai atsiprašau, kad tokia korta jums krenta, bet jinai iškrito ir yra taip, kaip yra. Taip, kad rodo, pozityvas yra tai, kad tai užsibaigia. Ne taip gal, kaip jūs norėjote, bet gal teigiama yra tai, kad užsibaigia. Viskas. Blogiau nebus. Taip, kaip yra, blogiau nebus. Gal jūs nujautėte, kad tai bus. Ir čia rodo ale kaip griaustinis iš giedro dangaus. Vat pažiūrėkite, kaip atrodo tikrai perkūnas iš giedro dangaus, kaip jūs nesitikite, kad būtent taip užsibaigs. Nu, bet taip jau bus. Kokia energija? Gerai, kokia energija bus vasario mėnesį? Nu, užsibaigs, tai užsibaigs. O kokia energija? Saikingumo korta. Ir gerai, supratau. Tai kam iš jūsų? Vat jūs šiandien esate susidėjusi su žmogumi, su pažu lazdų. Pažas lazdų, jeigu tai yra meilės reikalai, jis nėra rimtas žmogus. Jis gal yra puikus meilužis. Gal su juo yra linksma, ar tai keliauti, praleisti laiką. Jis tikrai yra žmogus, su kuriuo nėra kada liūdėti. Jisai gali būti labai gražios išvaizdos žmogus, pokštauti, geras humoro jausmas, turėti daug interesų, būti įdomus, apsiskaitęs žmogus. Kaip jau sakiau, jisai gali būti seksualus labai, turėti daug hobių. Turėti daug veiklų. Taip pat tai gali būti žmogus, kuris moka užsidirbti pinigus. Bet kai kas iš jūsų yra patekę į meilės trikampį. Ir kaip jau sakiau, dėl to ir čia rodo, kad situacija, jūs nesitikėjote, kad gal jūs paliks, kad taip užsibaigs. Rodo saikingumo kortą. Vienas dovanoja gėles, o kitas dovanoja žiedą. Saikingumas, ką rinksitės. Vienas rodo rimtas, o kitas romantiškas. Vienas turi rimtus tikslus į jūs. Jisai mato rimtus santykius, ilgalaikius santykius. O kitas, jisai daugiau romantikas, jisai daugiau lengvabūdiškas, kas liečia santykius. Ir čia būtent tas kunigaikštis lazdų. Tai antras variantas. Vasario mėnuo jums bus pasirinkimo mėnuo taip pat, kada jūs norite, nenorite, bet už jūs bus pasirinkta. Už jūs bus pasirinkta. Ką pritraukite ar ką jūs atstumėte? Žiūrime, ką jūs pritraukite ir ką jūs atstumėte. 8 taurės ir 5 kardai. Čia kažkas vėl jūs, bet čia jeigu jūs pati krentate ir situacija užsibaigia jums nenorint, nežinant, prieš jūsų valią, galima sakyti. Ir vėl šitie du veikėjai yra dar įvelti, bet kaip sakiau, yra 2 žmonės, čia rodo 2, vėl rodo 2 ir jūs per vidurį. Bet jūs pati čianais kaip ir aktyvi dalyvė, jūs norite gerti jausmus, jūs norite gerti
pilnais gurkšniais tuos jausmus. Gal meilės santykiuose jūs norite priimti tuos meilės santykius su dideliu apetitu. Jeigu suprantate, ką aš turiu omenyje, bet tai jūs tik tai į nežinę, į prarają stumia. Tas santykis, kokį jūs dabar turite į santykius, jūs neveda prie gerų rezultatų. Jūs atsidurėte ten, kur jūs nenorite būti finale. Kaip atrodo, viskas yra smagu čionais ir turite gerą laiką, bet finalą man nerodo gerą. Vasario mėnesį aš turiu omeny, aš nežinau, kaip kitose laikotarpiuose viskas einasi pas jūs, bet vasario mėnuo, man rodo, mėnuo, kada jūs liktai kaip ir žaidžiate meilės žaidimus, bet jie jums neužsibaigia gerai. Tie meilės žaidimai arba neužsibaigia taip, kaip jūs norite. Ir dabar, jeigu tai yra bloga, kaip išvengti, o jeigu gera, kaip išlaikyti, pritraukti. Rodo 3 pentakliai ir 10 taurių. Šeiminė laimė. Tai yra svajoti idealų santykiai. Bet kad tai būtų, tai yra darbas. Yra kooperavimasis, tai yra partnerystė su kitais. Vat matote, čia kiekvienas deda pentaklį ant stalo. Kiekvienas įneša savo indėlį, lygų indėlį. Jie yra lygiaverčiai partneriai. Stalas po kol kas man rodo tuščias. Jis yra paruoštas. Jūs kaip pasiruošusi esate pati turėti tuos idealius meilės santykius, tą gražią šeimą, tą pilnaverčią šeimą, su vaikais, su anūkais ir visa kita, su namais. Bet sako, jūs turite ateiti taip pat su savo indėliu, jūs turite įnešti, kad gautumėte tai, ko jūs svajojate. Šiuo atveju čia man rodo meilės santykius, šeimą, svajonę, taip turėti tokius santykius. Ką jūs atsinešate su savimi? Ar jūs rimtai pati žiūrite į tuos meilės santykius? Gal jūsų svajonės rimtos, bet ar jūs rimtai ateinate į meilės santykius? Kokį jūs įnašą čionais įnešate? Norint gauti tai, ko jūs svajojate, ir čia rodo, kad yra žmogus, kuris rimtai žiūri į jūs, kuris gali jums suteikti tai, ko jūs norite, bet jūs čia turite ateiti netuščiom rankom. Jūs turite ateiti kaip moteris, pavyzdžiui, kuri gali išlaikyti tokius santykius, kuri gali būti ta žmona, kuri gali išpildyti tą žmonos rolę, tos žmonos, dėl kurios vyras stengiasi, dėl kurios jisai neša į namus viską, o ne iš namų. Tai čia meilės žaidimų, jeigu jūs žaidžiate ir tikitės gerų santykių, neišeis šį mėnesį, nes šis mėnuo pareikalaus jūsų indėlio į santykius ir išeiti iš tų meilės trikampių. O kokios permainos ateina į jūsų gyvenimą? Jūsų valia, Buda, pasiruošę, sako, ir šviesa. Vidinė šviesa, permainos, kad jūs valios pastangomis, toks kaip nušvitimas ateina. Čia širdies, va čia Buda yra širdimi nušvitis. Ir čia širdimi. Man rodo, kad vasario mėnesį toks ateina suvokimas, ko jūs iš tikrųjų norite, kaip sąmoningumas, ir jūs nešate tą vidinę šviesą. Čianais moteris, jinai kanda obuolį, tą pažinimo vaisių. Tai permainos, kad jūsų sąmoningumas keičiasi, jūsų suvokimas keičiasi vasario mėnesį. Gal per skausmingus išgyvenimus, per skausmingas baigtis, per taip, kaip užsibaigė viskas. Tai bus tokie kalnai-kalneliai vasario mėnesį. Bet jie turi būti, nes ateina tas nušvitimas vidinis. Ir kokie siurprizai jūsų laukia. Ekstremalios situacijos, meilės ekstremalios situacijos, kurios veda jūs į karmišką, žinote, kaip pastato jūs į vagą, ten, kur yra stabilumas. Subalansuoja jūs. Jūs per ekstremalias situacijas ateinate į nušvitimą, ateinate į meilę, į tą tyrumą. Jūs išsigryninate. Ką jūs galvojate apie santykius anksčiau, kaip jūs save vedate, daugiau taip nebus. Jūs turėjote tai praeiti, kad eiti iki šito taško.
Tai yra labai lemtingas jums mėnuo. Ir va čionais yra, šita korta sako, kad tai yra karas, tai yra tarp jūsų širdies ir proto, ką jūs galvojate apie santykius, būtent apie santykius. Ir kada karas ateina tada, kada nesutampa nuomonės, kada nesutampa interesai. Kada, va, pavyzdžiui, širdis nori vieno, protas sako kitą. Ir tada žmogus su savim pradeda kovoti, su savo įsitikinimais, su savo jausmais. Bet vėlgi jums vidinė šviesa padeda atsistoti į tą kelią, kuris jūs veda į stabilumą. 4 pentakliai, jisai veda jūs išlaikyti tai, kas jūs ves į tai, kas jums brangiausia gyvenime. Kad jūs gautumėte tai, ką jūs norėsite išsaugoti, išlaikyti, kas bus ilgalaikiai santykiai, stabilūs santykiai. O koks patarimas čionais? Patarimas yra, kad jeigu jūs esate su žmogumi, kuris nesikooperuoja su jumis, vat yra darbo laukas, čia žmonės turi bendrai dirbti, bet vienas yra nusisukęs į baidyklę lauko, jisai susiėmęs už galvos, kitas žmogus dirba. Šito žmogaus pozicija yra tokia neaiški, ar jisai jau nebedirba su santykiais ir išeina, dabar jisai atsisukęs į baidyklę, kaip jį atbaidė kažkas tai nuo tų santykių, bet čionais 2 žmonės nebendradarbiauja. Vienu ar kitu atveju, ką šitas žmogus begalvotų, taip, jisai jau nebendradarbiauja su jumis. Ar jūs matote, kad jūs esate su žmogumi, kuris jums atsukęs nugarą? Nes man rodė, kad čionais 2 žmonės yra atsukę jums nugarą. Kada atsitinka jums kažkas tai blogai, taip pat, kada jūs krentate į bedugnę. Nei vienas, nei kitas nepadeda. Vienas iš viso užsidengia akis, jis nenori net matyti to. O kitas stovi kaip niekur nieko. Ar jūs dirbate, bendradarbiaujate su teisingais žmonėmis, kurie jums padės nelaimėje? Gal jums reikia pačiai atsisukti ir pažiūrėti, su kuo jūs turite reikalus? Gal atėjo laikas vasario mėnesį pažiūrėti, kas yra šalia jūsų? Kas tai per žmogus? Ar jisai tas ištikimas draugas, ar jisai tas ištikimas partneris, kuris jums padės nelaimėje, kuris ištrauks jūs ar perspės jūs, kada jums, pavyzdžiui, gresia pavojus? Ar jisai atvirkščiai? Kokia jo pozicija to žmogaus, kuris yra šalia jūsų? Tai patarimas jums atsisukti ir išsiaiškinti tai. Ir jūs tą darysite, pas jūs yra vidinė šviesa. Jums vasario mėnuo nušvies jūsų širdį ir protą. Jūs atsikasite tą pažinimo vaisių, jūs pažinsite tiesą. Buda tai yra meditacijoje arba susikaupime. Tenais, kada jūs ateinate į neveiklą. Neveikiate, o sustingstate, bent jau laikinai, kad suprastumėte, kas jums yra ta šviesa, su kuo jūs norite būti. Ekstremalios situacijos meilėje. Čia kažkokie ekstremalios situacijos bus. Bet jos, vėlgi sakau, tai yra reikalinga jums neišvengiama. Kitaip jūs nenušvisite. Reiškia, yra jūsų toks kelias, toks pasirinkimas sielos, kad per tai nušvisti, per tai suvokti, suprasti. Tikiuosi, kad šitas skaitimas jums gal atvėrė akis, leis jums pažvelgti į jūsų situaciją iš kito kampo ir pažiūrėti, kas, su kuo ir kaip. Aš linkiu jums labai gero mėnesio, linkiu tikrai nušvisti kaip budai ir nušviesti savo kelią ir kitiems kelią. Kada jūs ateinate į suvokimą, kitas žmogus irgi ateis į suvokimą per jūs, kaip kad jūs ne tik savo padedate, bet jūs padedate ir kitai sielai, kitam žmogui, greičiau susivokti, greičiau susiprasti. Ačiū labai ir iki kito malonaus. Čiau, čiau.